Taip, tai pradėkime 34-uosius Lamrim Čanmo skaitymus. Sangye Chotang Tsoki Chonamla Changchu Partu Takni Kyapso Che Taki Jinso Ki Pei Sunam Ki Trula Penchir Sangye Druparsho Sangye Chotang Tsoki Chonamla Changchu Partu Takni Kyapso Che Taki Jinso Ki Pei Sunam Ki Trola penchir sangye truparsho, sangye chotan tsoki chonamla, changchu partu takni kyapso che taki jinso ki pei sunamgi, trola penchir sangye truparsho. Taip, taigi mes tęsame skaitymą apie mirties atminimą, apie mirties atminą ir apie visos šitos praktikos tiesiog apibūdinimą ir svarbą mes skaitome. Ir visas tas struktūra pati, dar kartą primenu, yra mūsų skaitomos dalies, yra tokia, kad yra tai išskleidžiama tokius tris paragrafus, kurie vadinasi trys šaknės. Ir tos trys šaknės yra apmastyti, kad mirtis yra neišvengiama, apmastyti, kad nėra aišku, kada mes mirsime, ir apmastyti, kad mirties akimirką, mirties laiku niekas negali padėti, išskyrus Budos mokymas, arba, sakyčiau, tiesiog dvasinis mokymas. Ir konkrečiai mes įveikiame tą pirmą dalį, kad mirtis yra neišvengiama, ir skaitysime dabar apie tai, kad mąstymą, kad nėra aišku, kada mes mirsime. Ir taip pat tos būtent trys šaknės yra išskleidžiamos per 9 priežastis, ir iš esmės kiekvienas paragrafas turėtų vesti prie 3 apsisprendimų. Tai dabar vėlgi tas paragrafas, kad nėra aišku, kada mes mirsime, kurį dabar tuoj perskaitysime, jis susideda vėlgi iš smulkesnių 3 skyrelių, įskaitant iš to, kad 3 smulkių priežasčių. Ir pirma, apskritai, kad apie gal tiesiog nevardinsiu, gal pirmą perskaitykime, galvočiau, gal bus aiškiau, matysis aiškiau pačiame tekste. Taip, tai apmąstymas, kad nėra aišku, kada mirsime. Antra, kalbant apie apmąstymą, kad nėra aišku, kada mirsime, nuo šiandienos iki 100 metų mirtis tikrai ateis, tačiau nėra aišku, kurią to laikotarpio dieną. Todėl šiandien negalime galutinai nuspręsti nei kad mirsime, nei kad nemirsime. Vis dėlto protų reikia laikytis mirties pusės ir sužadinti mintį šiandien mirsiu. Mat jei laikysimės nemirties pusės galvodami šiandien nemirsiu arba veikiausiai šiandien nemirsiu, nuolat rūpinsimės tuo, kaip pasilikti šiame gyvenime ir nesimsime ruoštis būsimajam pasauliui. Tuo tarpu mirties valdovas mūsų grieps ir teks mirti su sielvartu. Jei kiekvieną dieną ruošiamės mirčiai, įgyvendiname daug dalykų naudingų būsimajam pasauliui. Todėl net jei tą dieną ir nemirsime, būsime pasielgę gerai. O jei mirsime, tuomet toks pasiruošimas bus ypač reikalingas. Pavyzdžiui, jei tikra, kad nuo šio iki tam tikrų laiko ateis didelis priešas, kuris mums smarkiai pakenks, bet nežinome, kurią dieną jis ateis, turime saugotis kiekvieną dieną. Taip yra ir čia. Jei kiekvieną dieną kyla mintis, šiandien mirsiu, arba bent jau šiandien veikiausiai mirsiu, tuomet rūpinamės būsimojo pasaulyje, kurį keliausime gerovę, ir nesibesiruošime pasilikti šiame pasaulyje. O jei tokia mintis nekyla, laikome save pasiliekančiai šiame pasaulyje ir ruošiamės būtent tam, nesirūpiname būsimuoju pasauliu. Tai panašu į žmogų, kuris manydamas ilgai pasiliksęs vienoje vietoje, ruošiasi joje gyventi. O manydamas, kad ten nepasiliks ir keliaus kitur, ruošiasi tai kelioniai. Taip, tai
Mm, tai šitame, kaip matome, prasideda šitas antras skyrelis apie tą visą skaitomą neaiškumą mūsų mirties nuo tiesiog tokios bendrinės e, refleksijos susijusios su tuo, kad bendrai kaip apskritai, um, iškės, kaip apskritai mūsų tas požiūris į dalykus, į mūsų šio pasaulio dalykus, sąlygoja tai, um, kaip mes kartu, kaip mes kartu tas pats veikimas, galvojimas apie mirtį ir negalvojimas, kaip jis turi kokias tiesiog pasiekmes, konkrečias pasiekmes mums. Tai galbūt šitame paragrafe tiesiog įvadiniam man labiausiai ir patiko būtent tie pavyzdžiai, kurie yra čia pateikti, būtent susijęs su tuo, kad su to mirties, galėtume sakyti, neišvengiamo ateimu ir taip kaip žmonės labai dažnai vis tiek elgesi to neišvengiamo ateimo akivaizdoje. Tai apie tą visą neišvengiamybę, kad mirtis yra savaime aiški ir taip mes tą suprantam teoriškai, bet ir visą tą paragrafą skaitėme prieš tai. Bet dabar pats dalykas yra tas, kad jeigu mes vis tiek tarsi žinodami teoriškai bent jau, kad mirtis yra neišvengiama, bet nieko nedarome, tuomet mes tarsi elgiamės, nu, vat, kažkaip labai kontūrintuityviai atrodytų, jeigu mes elgiamės tiesiog kasdienio gyvenimo situacijose. Ir va būtent čia va toks pavyzdys pateiktas, keli pavyzdžiai ten tie, kad jau pavyzdžiui žinome, ir ypač senais laikais tas buvo aktualu, kad va tarkime ateis didelis užpuls ten mūsų kaimą, didelis priešas koks nors. Tai mesgi tikrai atrodytų intuityviai, tiesiog savaime suprantama, taip visiškai, kad mes turėtume ruoštis tam ir to priešo ateimui mums reikia kažkaip pasirūpinti maisto atsargų, reikia kažkokius tai sugalvoti, kur slėptis arba kaip tik apsiginti kaip nuo to priešo. Bet kažkokiu būdu daugelis nemasto būtent iš tos pusės visiškai apie, apibendrinu ir Tsongkapai irgi tokį požiūrį nubrėžia. Aš manau, kad prasme, ir jo laikais tas būdinga ir šiais laikais vis kitas yra, kad nėra apie tai mąstoma kaip reikalinga kažkokio tai pasiruošimo, kad tai kažkoks pasiruošimo objektas. Nors, aišku, galima ginčytis galbūt, kad artėjant gyvenimo pabaigai, saulėlydžiui, daugelis galbūt šiais laikais, tarkim, jau pradeda mąstyti, ten pagalvoja apie vaikus, ten kaip palikimą perduoti ten, kaip panašiai, kaip ten reikėtų palaidoti jį, bet vis tiek aš sakyčiau, kad čia eina kalba ne apie tokį pasiruošimą, kurį turi minty Tsongkapa, nes čia kalba apie toliau šito materialinio pasaulio gerybių perdavimą kažkokį palikuonėms dar, o Tsongkapa turi minty, kad iš esmės mes turėtume visą orientaciją, jeigu mes žinom, kad iš esmės neaiškus tas dalykas, kada mirtis gali ateiti, ne tik, kad taip, kad neteis, bet mes nežinom, tai tas tuo labiau turėtų sąlygoti, kad nėra kažkokio tai, reiškia, kad mes neturim kažkokios kitos galimybės, tas neiškumas mus tarsi turėtų vesti prie mums sudaryti sąlygas, kad mes imtumės praktikuoti dharmą jau dabar. Jeigu mes galvojame apie praktikuoti dvasinį mokymą, nebūtinai dharmą, kaip Budos mokymą. Nes tas praktikavimas, jis iš principo yra vienintelis iš dalykų, kaip Tsongkapa gali pabrėžti, ir vėliau bus daugiau kontrastų įvesta, kad ir kokius mes turėtume žemėje, kokias gerybės, jokios kitos gerybės jos negali padėti būtent tos mirties akivaizda. Todėl tas
šita praktika, kad būtent ir reikėtų verčiau mąstyti apie tai, kad mirtis, prisiminti tą, atminti kad mirtis gali užklupti bet kada, būtent jinai yra naudinga iš tos pusės, kad tai sureliatyvina šio pasaulio veiklų ir gerybių svarbą mums ir paskatina mus tuomet labiau įvertinti dvasinius dalykus ir konkrečiai labiau vertinti reikšmę, svarbą ar dar kokį kitą žodį pavadinti būtent tų visų dvasinių praktikų. Tai būtent va čia yra pagrindinė šito įvadinio paragrafo idėja, kad tas tarsi turi paskatinti imtis praktikos čia ir dabar, nes jeigu mes žinotume, kad štai po 100 metų tik tai mirsime maždaug, tai mm, vis tiek tarsi, nu, galėtume dar atsidėti kitiem dalykam kažkokiems, tai, bet aišku, tikimybė yra toks dalykas, kaip šiais laikais vis tiek gyvenimo tie vidurkiai ir jie leidžia tarsi taip projektuoti, bet senesniais laikais tie vidurkiai buvo žymiai labiau mažiau prognozuojami dėl įvairių, vėlgi tiek technologinio išsivystymo, dėl kitų dalykų, tad visiškai tas Tsongkapas toks, man atrodytų, toks nusakymas situacijos, jis yra šiaip labai tikslus, ryšiu teikti. Ir nepaisant net ir tų visų technologinių pasiekimų, vis tiek mes negalim sukontroliuoti visiškai, kas yra akivaizdu, na, vis tiek mirties neateimo. Vis tiek tai yra labai neprognozuojamas dalykas ir vis tiek tai relevantiška, atrodo, visais laikais turės būti, nes daugybė sąlygų ir vėliau bus dar pabrėžta, tas gali lemti. Begalė sąlygų yra, kurios gali tą mirtį sukelti. O tų, kas palaikytų iš esmės gyvenimą, tų sąlygų, na, senais laikais tikrai mažiau buvo, dabar jų daugiau, bet jų yra mažiau. Savaime aišku, nes vis tiek neišvengiamai mes einame miriop, judame miriop. Tad jo, tai čia, gal sakyčiau, yra pagrindinė idėja ir tiesiog, vat, į tą galima atsižvelgti. Gale pasakyta tą mintį, kad vėlgi, kad su tuo ruošimuose, kad jeigu mes suvokiame, yra tiesiog kažkaip keista, kad jo mirtis ateis ir kad mes tam nesiruošiame. Ir vėlgi tas pats, kas jo, jeigu manom, kad gyvensime nuo vietoj, tai mes tuomet ruošiamės, ten įsikūrinėjom, bet tuo pat metu, jeigu suvokiam, kad negalėsime čia ilgai būti, tai vis tiek reikia suvokti ir tarsi mąstyti apie tą pasiruošimo, kas laukia, kai būtent nebebus manęs čia. Jo, o šiaip tai įdomu, kad čia daug kur vat, naudoja tą kitą pasaulį. Nes tas kitas pasaulis, čia aš tiesiog drįšiu teikti, čia turime minti ne kažkoks tai pomirtinis pasaulis, bet tiesiog kitas įsikūnymas, naujas tas asmeninis toks pasaulis. Aš šitą prasme interpretuočiau, nors šiaip čia gera vieta būtų tokiam pamastymui, nes galėtų gal ir kažkas kito čia būti. Nu, aš taip nesu visiškai tikra. Uh, mm, nes šiaip iš budistės perspektyvos, jo, tai kaip įvyksta mirtis, tai yra tam tikros tarpinė būsena, kur dar nėra. Ir ypatingai Nigmos mokyklai kalbam apie tas tarpinės būsenas iki kito įsikūnymo, iki vėl nusileidimo į pasaulį, bet tos tarpinės būsenos nėra kažkokios labai ilgalaikės, tad kad ten kažkoks pomirtinis pasaulis būtų, tai nemanau, kad čia tas turime mintie, tai tiesiog čia turime mintie kitas pasaulis, tai tiesiog naujas gyvenimas, naujas įsikūnymas, bet kažkodėl pasakyta kitas pasaulis, tai tas man visai šiaip. Nebent ar gali būti kažkoks, kad pavyzdžiui, tiesiog kažkoks terminas, kur įeitų ir galbūt tiesiog naujas įsikūnymas ir nirvana. Mm. Kad būtų, jei tur naujas įkūnymas ir nirvana, terminas ar ne, Jolanta, kažkoks, Jo, kur. jo, tiesiog, kad bet kuris iš tų dviejų. Mm, vat gerai klausėt.
kažkaip vat nesugalvoju dabar greitai. Nes šitas pasaulis, tai jis labiau neigiamą turi reikšmę iš budistinės perspektyvos, nes ten yra tai, kas palaiko, e, reiškia kaip pagrindas, ten reiškia tai, kas tuo, ko galima remtis, o džik reiškia tai, kas nuolat yra. Tai toks pagrindas, kuris nuolat yra po kojam. Galima sakyti, labai įdomus etimologija pasaulio. Ir čia galima tibetiečių kalba du žodžius vartoti yra pasauliu. Vienas yra dzambuling, o kitas yra džikten. Tai va čia tas džikten vartojamas, kuris pabrėžia tą kaip pasaulį kaip įrantį pagrindą. O dzambuling yra daugiau toks kosmologinis ir, ir būtent nurodo į tą tokią nu, mūsų tiesiog gyvenamąją erdvę, bet neturi neigiamų. Tai čia tas neigiamas pasaulis. Tai gal tada ir visai tinka, nes yra tas trapumas toks išryškinamas, kad bus keliaunama į kitą kažkokį tai um, būvį, kuris vėlgi bus trapus. Taip, tai kokių turėtumėt minčių? Gal dar Jolanta, kokių klausimų turėtumėt? Ar Aidai? Ne, tiesiog gal toks, nežinau kiek į temą, bet kai mes dabar kalbėjom, kad visas tas Tsongkapas mintis yra apie tas pasiruošimas mirčiai kaip iš tos labiau dvasinės pusės, tą pereimas į kitą pasaulį, bet nu, vat, man įdomu, ar yra kažkokia tokia nežinau, kažkokio šalia to pas budistus, ar tai gal fizinio ruošimosi mirčiai, kaip, pavyzdžiui, tarkim, nežinau, kokie švedai turi death cleaning, kad kartas nuo karto susitvarkyti namus, lyg aš toj mirčiau ir kad nereiktų palikti savo visų daiktų artimiesiam. Aha, būtent tas labiau iš tos materialinės pusės, ar ne? Kad, Jo, nežinau, nors, nežinau, vis tiek turbūt kažkokia askezė yra kažkoks, nežinau, neapsikrovimas daiktais, gal. jo, čia labai įdomiai paklausėt. Reikia, va, par susimašiau. Jo. Um, nu, iš vienuoliškos pusės tai um, tarsi. Jo, aš dabar tiesiog pagalvoju, ar yra kažkoks toks reglamentavimas kažkur, kur taip būtų nusakyta, kas turėtų būti, gal yra, vat, ar yra preskriptyvus kažkoks nusakymas kažkam tekste, o dabar staigiai, vat, neatsimenu, neteina į galvą. Mm, kad tas pasiruošimas, jis toks, nu, vat, iš visokių tai mokytojų biografijų, ten, kad jau jaučia, kad jau mirs ir ten jau, tarkim, perduoda ten, susikviečia mokinius ten aplinkui ir tuomet jau perduoda kažkokį tai mokymą, čia labai dažnas motyvas, svarbu, arba ten paskiria įpėtinius, tai va toks visai dažnas, bet jis irgi labiau tą tokį, irgi labiau, kad rūpinamasi mokymo perdavimu kažkokiu nepasakytų, arba kad vėlgi tai nėra tos materialinės sąlygos, nėra pirmam plane, būtent kai apie tuos vienuolius kalbama. Daugiau, kad dar spėtų mokytojas kažką tai prasmingo, reiškia, prieš mirtį pasakyti. Labiau va, toks va dalykas, o iš tos praktinės pusės, vat labai gerai, vat kaip pasakau, vat labai gerus klausimus, Jolanta, sugalvot, vat šito vat negaliu pasakyti. Žinau, kad tose dvasinėse tradicijose tas yra, tai ten, pavyzdžiui, pas džainus labai dažnas yra ten, kad jau būtent pasiekus ten tam tikrą amžių yra ten vis atsisakoma, yra vat, tam tikrų vat, tų materialinių gėrybių, vis po truputį jos yra kažkaip tai jų atsisakoma, jos perleidžiamos kitiems ir atitinkamai ilgainiui vis labiau mažiau ten ir savimi pradedama rūpintis, vis mažiau valgoma, kol galiausiai pradedama badauti ir vat, tiesiog numirštama vat, tokiu būdu. Jeigu mirtis nepasiklemčia, tai bet ten toks galbūt savanoriškas jų pajūtimas ir kad to mirtis ateina ir tuomet jau tarsi ten labai įdomus pašainus atvejas, kad savo valia, tas ne kad mirtis nužudo, o savo valia tas žmogus savo galą duoda per askezę. Tai čia įdomus, tokia įdomi prieiga iš budistinės, tokios nežinau.
Kol dar ne kad mirtis jį, nu kaip mirtis irgi jį nudobė, bet tai labiau savavališkas ta askezė, kuri veda prie mirties. Gal Aidai kažkokiu tai atsimenat va, dalykų su šituo, nes kažkaip nieks neteina į galvą man. Pakartokite, su kuo susiję mintį dar galėtumėt formuluoti dar kartą. Aha, Ta prasme, į ką kas į galvą turėtų ateiti. ne, tiesiog, bent jau kaip aš Jolantos perfrazuočiau klausimą, kaip aš supratau, Aha. kad kaip vat yra tas ruošimasis, Ai, specifinis toks mirčiai ruošimasis, jeigu aš gerai supratau. supratau, pasaulietiniu aspektu to tokio. Jo, aš tik pagalvojau, kad gal kadangi vis tiek gal labiau lamrimas vienuoliams, ko gero skirtas, ar aš klystu dabar galvoju. Visiškai, tai visiškai vienuoliam, taip, Vienuoliam juk, nu, taip, jo, taip, ten nors taip, ir asmenybės skirstoma įvairios, bet vis tiek. Tai jo, vienuolis o taip pat taip jis nieko neturi faktiškai, taip, tai šitą prasme, ką ten beruoštis, taip taip, sakant. Man tai nebent, toks. Aha. atsiprašau, Aidai, pratęskite, Ne, aš ne, vis dar. viskas gerai. Jo, man tik tai toks kažkaip tai atėjo mintis į galvą, tai turbūt dėl to ir nelabai ir kažką jie čia pasakys turbūt šitas veikalas apie tuos materialinius pasiruošimo. Iš kitos pusės Tibetas irgi biedna šalis, gi ten jau Taip, aukštikalnėse gyvena, to turto ne per daugiausiai. Turbūt paprotiniai tie santykiai, kas kam pereina po mirties ir taip bendruomeniai, bent jau toj viduramžių tikrai, tai turbūt buvo viskas nustatyta ir ten klausimų nekildavo, kas kaip ką perims. Tai turbūt jiems gal, vat mano mintis turbūt dabar būtų tokia, kad turbūt čia vienuoliai neturi, pasauliečiai žino, ką daryti, tai turbūt nelabai yra prasmės ir aprašinėti. Aš taip manyčiau. Aja dar, vat, aš pamaščiau vat, apie pasiruošimą mirčiai, kai pradėjot skaityti, aš prisiminiau, nu, grinai savo man buvo įdomu prisiminti, kai aš prieš keletą metų skaičiau šitą Kugevičiaus išverstą lietuvių kalbą knygą Vidutinės apimties lamrimą, tai va pamenu, va, tas pasiruošimas mirčiai man tai taip biški jo, atrodė nelabai jaukiai tas skyrelis ir nelabai norėjosi pagalvoti, kaip čia tai mirčiai ruoštis. O dabar man jis atrodo labai pragmatiškas ir labai teisingas. Ir vat man buvo įdomu vat patyrinėti savo vat pojūtį, prisiminti tai vat, lab, gal lab, tiek ir pasidalinčiau, kad labai, Aidai, ačiū, fantastiškai. Man irgi jis nejaukiai atrodo, bet kai mes suvokiam būtent visą struktūrą lambrimo, jis tuomet kitoj šviesoje vat, pasirodo. Jeigu atskirai skaitom, tai aš ir visiškai pritariu, bet kaip supranti, kad jis vat, vaidina tą tokį, sakytume, kaip grindžianti pakopą, kad suprantam, kad būtent laikinumas yra tai, kas labiausiai motyvuoja. Tarsi tas suvokimas laikinumo ir mirtis labiausiai egzistenciškai mus paveikia, tad būtent ta paveika ir yra stipriausia, kuri gali mus skatinti. Nes, nu tikrai, kai kažkas miršta, tai tuomet sukretimas įvyksta ir tikrai susimastom apie, nu, vat, apie dvasinius dalykus. Čia toks universalus dalykas. Tai būtent šitam kontekste ir reikia būtent suprasti tą apmąstymą, kad Sunkapa užčiopia šitą būtent mus paveikiančią egzistencinę giją. Ir kad jai reikia reflektuoti, nes būtent ji mus sukrečia ir jeigu mes išlaikom ją, tuomet mes galime judėti dvasinės praktikos kopėčiomis. Ir tai tiesiog yra tik tai va šita idėja, bet aš taip suvokčiau, kad čia va tas nori, nes Sonkapa nesako, kad va reikia, ta prasme, viso gyvenimo mums atsisakyti ir ta prasme, ir kad, nu, ta prasme, kad tai yra, iš esmės yra kitos tos praktikos, kurios dar seksiu, dar labai daug bus. Bet tai yra tiesiog va, tas va toks šiaip mus savaime motivuojantis dalykas ir nuo jo mes turim atsispirti. Jam būtent ir turime tai padaryti, nes jis dažnai ateina spontaniškai ir mes jį paleidžiam, o va reikia jį nepaleisti, bet kad jis išliktų mumise ir tuo būdu būtų kaip variklis mūsų, kaip sakyt, veikimui praktiniam, dvasiniam. Tai va, aš tai taip suprasčiau ir dėl to jis mane
labai mielai stebina šitas skyrelis iš tokios, nu, kaip gražiai sugalvota idėja pati, bent jau man. Bet jeigu atskirai man, tai atrodo taip, atrodytų baisi, bet tai yra tik tai ta uh, grindžianti pakopa pradinė visoms kitoms praktikoms. Taip, tai ar dar kokių būtų pastebėjimų, jeigu ne, tai galim tuomet judėti prie būtent prie kitos. Tuomet skaidrės ir čia toliau bus skaitoma, toliau plėtojama šitą idėją ir apie tą neapibrieštumą, kad mes galime mirti staigiai, tai čia dar ta pirma priežastis dar yra vystoma, nes kaip minėjau, kiekvienas iš tų skirelių trijų šaknų turi tas tris priežastis, tai čia dabar ta priežastis yra, kad mes mirt galim bet kada. Ir pats skyrelis vadinasi, ir smulkiau, ir ta priežastis taip pat vadinasi. Todėl kiekvieną dieną reiks sužadinti mintį aš mirsiu. Ši dalis turi tris aspektus. Pirmasis - apmastyti, kad Džambudvypos gyventojų gyvenimo trukmė nėra apibriešta, o Uttarakurų žemyno gyventojų trukmė yra apibriešta. Arba labiau apibriešta. Kitose žemynuose, nors nėra visiško tikrumo, kad kiekvienas išgyvens visą jam skirtą gyvenimo trukmę, dažniausiai vis dėlto būna gan apibriešta. Tačiau Džambudvypos gyventojų gyvenimo trukmė yra itin apibriešta. Pradžioje būna ir neišmatuojama ilgų gyvenimo trukmių, o vėliau laikų ciklui smunkant ilgiausia riba tampa vos 10 metų. Ir dabar matome, kad neaišku, kas mirs - senas, jaunas ar vidutinio amžiaus žmogus. Kaip sakoma Pitarmos lobyne, čia gyvenimo trukmė neapibriešta, ciklo pabaigoje jis siekia 10 metų, o pradžioje yra neišmatuojama. Taip pat įkvėptųjų ištarų rinkinyje sakoma, daugelis žmonių matytų ryte, vakare, kai kurių jau nebematysime. Daugelis žmonių matytų vakare, ryte, kai kurių jau nebematysime. Čia tiesiog reikia pažiūrėti, ar klaidos čia nėra, kad kartojas. Padariau. Taip pat sakoma, jei miršta daugybė vyrų ir moterų ir ne tie, kurie yra jaunystės žydėjime, kaip dėl kurio nors žmogaus galima būti ramiam ir sakyti, jis dar jaunas. Vieni miršta dar gimdoje, kiti vos gimė, kiti dar tik šliaužodami, kiti jau pekiodami. Vieni seniai, kiti jauni, dar kiti pačiame jėgų žydėjime. Visi iš eilės nueina lyg krintantys prinokio vaisiai. Todėl reikia turėti galvoje matytus ir girdėtus atvejus, kai mokytojai, draugai ir kiti žmonės dar nepasiekę savo gyvenimo ribos, taiga mirė dėl išorinių ar vidinių mirties sąlygų, nespėja įgyvendinti savo sumanimų. Vėl ir vėl apmąstydami turime galvoti. Ir aš tikrai esu tokios pačios prigimties. Taip reikia žadinti mirties suvokimą. Arba taip reikia sukelti tokį apmąstymą. Taip, tai tiesiog šitam paragrafe detaliau pateikiame ir visai tokia konkretus toks nuoroda, kaip tą apmąstymą reikia padaryti. Konkreti instrukcija pateikta pačiame gale šito paragrafo. Tai pirmiausiai, vėlgi tas netikėtumas visas yra išskleidžiamas per tokį kosmologinį geografinį nusakymą pačioj pradžioj šito paragrafo, kad vėl matome žemynų išskyrimą, yra Džambudvypa, Uttarakurų ir dar du žemynai. Yra tradiciškai 4 kryptis turi tuos iškės 4 žemynus ir paprastai sakoma, kad Siddhartha Gautama mokė Džambudvypos žemyne ir veiksmas čia paprastai yra kaip ir lokalizuojamas, o kitose žemynuose tarsi Budos mokymui sąlygos tiesiog gal priėmimui yra sunkesnės dėl to, kad ten gyvenimo sąlygos geresnės yra. Ir čia yra Uttarakurų, yra kaip pavyzdys, šiaurinės žemynas, kuriame gyvenimo trukmė buvo bene ilgiausia žmonių. Ir ten žmonėms truputį jau sunkiau buvo su dvasiniu mokymu. Ir čia tiesiog kas norima pabrėžti tuo pavyzdžiu, man atrodo, kad dvasiniam mokymui irgi yra svarbios tos sąlygos gyvenimo. Čia galėtume tiesiog kaip šiuolaikinį pavyzdį kažkokį paimti, kad pavyzdžiui,
vakarų šalise įsivyšiusiuose, štai tikrai vienokia pasaulėžiūra susiformuoja dėl technologinių medicinos didesnių pasiekimų apskritai pritekliaus didesnio nei pavyzdžiui Afrikos šalise ar, ar galų gale tam tikrose Azijos šalise, kur skurdas žymiai didesnis ir ten yra terpė visokiems, kaip sakyti, galėtume sakyti, visokiom idėjom plisti yra žymiai, kitokia, įskaitant religiniam įsitikinimam visai kitokia. Tad turėti ir tą tiesiog geografinį aspektą. Ir tiesiog čia irgi sakoma, kad net ir tam žemynė anksčiau labai buvo irgi ta trukmė žymiai ilgesnė, bet dabar irgi jinai smunka ir ilgainiui jinai galimai net gali smukti iki vos 10 metų. Tai čia ta nurodoma tendencija, kad viskas prastėja. Įprastas motyvas įvairiose kultūrose, tai budizme, jis yra labai aiškiai išryškėjęs irgi, kad iš esmės Buda ir ateina spręsti problemų tam tikrų, dvasinis mokytojas pasirodo tuomet, kuomet yra sunkiausiai. Tad jis ir atliepia tuos visus iššūkius įvykstančius. Ir toliau po to kalbama apie tą, kaip nusakoma, kad tokios mūsų sąlygos, geografija tą lemia mūsų to žemynų ir iš to perima prie tos minties, kad tas netikėtumas mirties yra labai dėl to ir stiprus, kad gali mirti iš esmės bet kas. Ir čia tie jau mums gerai žinomi pavyzdžiai, kad tikrai atrodytų, net jeigu ir sakom, kad žmogus jaunas, tai jokių būdų neapsaugo nuo mirties, arba kažkas yra pačiam žydėjime irgi neapsaugo nuo mirties, kažkas yra visiškai senas ir dar gali tverti ir priešingai, neaišku, kada kas mirs, tiesiog norima tais pavyzdžiais išryškinti tą dalyką, kad nėra jokios garantijos. Net jei, aišku, galime drįsti, vėlgi šiais laikais bandyti vis sakyti, kad taip yra tikimybė, ir su ją reikia irgi skaitytis, čia labai rimtas dalykas tikimybė, bet senesniais laikais su tikimybė, man atrodo, mažiau buvo žinomas pats terminas ir tai, kas seka iš to. Tai būtent, bet nepaisant, tikimybė vis tiek nėra garantas, net gali būti palanki tikimybė, bet vis tiek gali pakliūti, kad vis tiek tarsi mirsi, nors tikimybė labai maža. Tai tas vis tiek neapsaugo, kad ir kaip bebūtų. Tai šitą intuiciją vis tiek Tsongkhapa puikiai užčiuopia ir čia. Ir galiausiai ta pati ir yra ta konkreti instrukcija, kaip reikėtų medituoti būtent šitą vietą, kad bet kada ta mirtis gali ateiti ir štai prašau, jums labai gražiai reikia prisiminti tuos atvejus, matytus ar girdėtus, kai tam tikri pažįstami žmonės miršta visiškai netikėtai ir neaišku, arba dėl kažkokių sąlygų, bet jie akivaizdžiai neįgyvendina savo sumanimų. Ir suvokiame juos, kad jie dar tik buvo kelyje savo gyvenimo, netrodė, kad jie mirs. Ir būtent šitas dalykas, kaip labiausiai šokiruojantis, ir yra tai, kas turėtų mus pastumėti tame suvokimui apie laikinumą pasaulio, tų visų gerybių, materialinių ir panašiai, tokį sąlygotumą labai ir kartu mus stumtelti link dvasinės praktikos. Tai už šitos tokios patirties reikėtų kabintis ir ją apmastyti ir ją įveiklinti, kad tai nebūtų neproginė patirtis, kad mums nereikėtų laukti, kol kažkas mirs, bet tiesiog, kad kai mes šitą patirtį galėtume padaryti kaip pastovią jauseną mumyse, nors atrodytų, kad, taip, tokia pastovi jausena gal ir traumuojanti galėtų būti, jeigu mes nuolat taip mąstom, bet kartu tam tikrą dozę jos labai gerai veikia kaip dvasinis praktikos katalizatorius. Tai toks Tsongkhapos pasiūlymas ir tikrai visai taip labai protingai, man atrodo, čia pasakyta, neturiu ką daugiau pridėti.
Kaip Jūs galvotumėt, ar pritartumėt, ar šiaip gal kažkokių neiškumų matytumėt, ką norėtumėt pasitikslinti? Ir viskas daugiau mažiau aišku. Nu, kaip ir pati idėja nesudėtinga tikriausiai. Nebent, vat, gal kažkokie terminai neaiškus. Ne visada aš irgi žinau, kaip daug ko tam pasitaiko, ko negaliu paaiškinti, bet čia lyg ir daugiau mažiau netrodo, kad kažkas. Daugiau mažiau aišku atrodo. Gerai, tai tada galim judėti prie kitos skaidrės, kur toliau tęsiamas tas visas mūsų skaitomas paragrafas, tik dabar jau antra priežastis. Tai ką tik skaitėm tą išryškinimą neprognozuotumo, o dabar antras dalykas, kad yra to netikėtumo, kad yra tų mirties sąlygų labai daug, kurių minėjau. Bet tas mirties sąlygas čia detaliau yra apsakoma. Tai paskaitykime. Apmąstyti, kad mirties sąlygų yra labai daug, o gyvenimo sąlygų mažai reiškia štai ką. Šiai gyvybei kenkiančių dalykų yra daug, tiek turinčių sąmonę, tiek jos neturinčių. Reikia išsamei apmąstyti, kaip įvairiais būdais žaloja žmonės ir nežmoniškos būtybės. Įvairios kenksmingų dvasių rūšis. Kaip daugybė gyvūnų rūšių kenkia kūnui ir gyvybei, taip pat kaip žala kyla iš vidinių ligų ir išorinių elementų. Be to, mūsų kūnas būtinai sudarytas iš 4 elementų, šie tarpusavy vienas kitam kenkia. Kai elementų savybės tampa nelygios, kai vienas sustiprėja, o kitos susilpnėja, kyla ligos ir jos atima gyvybę. Kadangi tokios žalos sąlygos yra įgimtos kartu su mumis, kūnu ir gyvybė pasikliauti negalima. Taip pat didžiojoje nirvanos sūduroje sakoma, mirties suvokimą reikia suprasti, kad šią gyvybę nuolat supa daugybė priešų, kurie kiekvieną akimirką ją ardo, nėra nieko, kas ją kausintų. Taip pat brangakmenių vėrinyje sakoma, gyvename tarp mirties valdovo sąlygų lyg žibintas pastatytas smarkiame vėje. Taip pat laiške draugui sakoma, gyvenimas nepastovesnis net už vandens burbulą, kurį blaško daugybės pavojų vėjai. Todėl tai, kad įkvėpę dar iškvėpime ir kad užmigę dar pabundame, yra didelis stebuklas. Taip pat 400 posmų sakoma, kai 4 elementai neturi galios vienas kitam kenkti, tai vadinama darniu junginiu ir tada kyla kūniškas malonumas. Tačiau tai, kas sudaryta iš tarpusavio prieštaraujančių dalykų, jokių būdų nedera vadinti tikrų malonumu. Kadangi gyvename laikotarpiu, kai 5 nuosmukiai labai sustiprėja, itin mažai yra tų, kurie būtų sukaupę galingų gerų karmų, atliktų veiksmų pasiekmių. Čia tą reiškia, leidžiančių ilgai gyventi. Maisto ir kitų vaistų galia taip pat menka, todėl silpna ir jų jėga įveikti ligas. Tai, kuo naudojamas, sunkiai virškinama, o net ir suvirškinta menkai padeda stiprinti didžiuosius kūno elementus. Be to, kadangi nuopelnų sankaupos menkos, o netinkamas elgesys labai stiprus, net mantrų kartojimas ir panašios praktikos tampa menkos galios. Todėl labai sunku prailginti gyvenimą. Ir nėra tokių gyvenimą palaikančių sąlygų, kurios negalėtų virsti mirties sąlygomis. Kad nemirtume, ieškome maisto ir gėrimo, būsto, draugų ir panašių dalykų. Tačiau ir jie gali tapti mirties sąlygomis. Kai maisto ir gėrimo vartojama per daug ar per mažai, kai vartojama tai, kas netinka, kai sugriuvo būstas, kaip gauna draugas ir panašiai. Todėl nematyti nė vienos gyvenimą palaikančios sąlygos, kuri negalėtų virsti mirties sąlygą. Be to, pats gyvenimas jau yra įžengęs mirties link. Jau pats gyvenimas, čia noriu pasakyti, žymi mirti. Kažkuria ta prasme, kad jeigu gyvenam, mirsim. Todėl net jei gyvenimą palaikančių sąlygų būtų daug, jomis pasikliauti nederėtų. Kaip sakoma brangakmenių vėrinyje, mirties sąlygų yra daug, o gyvenimo sąlygų yra tik šiek tiek. Net jos tampa mirties sąlygomis. Todėl visuomet praktikuok dharmą. Reikia vandens atsigerti. Taip, tai šitame matomoji skaidriai, perskaitytojų skaidriai yra nusakytos kaip jau
akivaizdu, kaip sakiau, tos sąlygų daugės, kurios nesunkiai gali sukelti mirtį ir tam tikras nusakymas pateikiamas, tai nėra kažkoks tai toks galutinis nusakymas, galėtų būti ir kitokių kažkokių pavyzdžių pateikta, bet matom daug vėlgi cituojama iš budistinės literatūros, iš tos indiškos literatūros, iš Nagarjuna daug cituojamas tas mąstytojas apie tuštumą, bet kartu jis ir parašęs tokių veikalų, tokių praktinių, tokių nurodymų, kaip pavyzdžiui laiškas draugui arba brangakmenio vėrinys. Ir ten tokių patarimų, tokių išminties patarimų yra nemažai ir čia Tsongkhapa naudojasi šitais veikalais. Tai aišku, kad ir nereikalavo papildomo komentaro tas dalykas, kad nesunkiai bet kokie žmonės, patys žmonės kaip subjektas gali būti mirties priežastis, nes jie panaudodami smurtą gali atimti gyvybę kitam. Lygiai taip pat ir ne tik žmonės, apskritai vienos gyvos būtybės, kurios tik bebūtų, jos vienas kitą iš esmės valgo ir konkuruoja dėl resursų, tad irgi tai nesunkiai galim suprasti kaip mirties šaltinį. Toliau, čia gal įdomu, nežmogiškos būtybės įvairios lieksmingų dvasių rūšis. Čia įdomesnis senovinis toks pamastymas ir kas už to slypi, man šiek tiek įdomiau, tai mažiau šiuolaikinis toks nusakymas. Tai tibetietiškai mes čia turim terminą dön, tai dön nusako būtent tokias dvasias, kurios buvo tibetiečiai ir iki šio laiko įsivaizduoja, kad pasaulis yra apgyvendinamas dön. Tai yra kaip, galėtume sakyti, bandymas suprasti, konceptualizuoti, personifikuoti šokius į dalykus, kurie kažkas nepalankaus įvyksta, kad už jų stovi tos dvasios. Ir šiaip tiečiai ir kartu turėjo tos visokius pavadinimus dvasiom, kaip pavyzdžiui, geografiniam, sukiemie ežerai, kalnai, upės turi savo dvasias, bet dön labiau nurodo tokias neigiamas dvasias, kurios akivaizdžiai norinčios pakenkti. Tai aš sakyčiau, gal kurios lygos gali būti suvoktos kaip būtent tų dvasių ir veikimo rezultatas. Jo, čia reikėtų pagalvoti, man šitą vietą truputį įdomesnė, bet šiaip idėjiškai mes tikrai galim pagal analogiją taip suprasti, kad kaip ir žmonės vienas kitam kenkia, taip ir dvasias galim laikyti kaip kažkokią grupę būtybių, kurios potencialiai irgi gali kenkti. Tai netrodo labai kažkaip prieštaringa, man atrodytų. Tai bet kas už to slypi, man įdomiau bent būtų pamastyti, ar ką jūs galvotumėt, man irgi būtų įdomu. Dabar toliau medicinos toks suvokimas tibetietiškos ir kartu, sakyti, ir indiškos nusakomas čia, kad mūsų kūnas iš 4 elementų susideda ir iš esmės tie 4 elementai, žemė, vanduo, ugnis, oras, yra kartu tikslas, kad jie būtų balanse, bet jau iš pačios prigimties jie balanse kaip ir ne visai gali būti. Ir tik tai yra tas balansas visuomet jau labai laikinas, nes vis tiek galiausiai jis išsikreipia ir atsiranda kažkoks tai sutrikimas ir dėka to sutrikimo atimama gyvybė. Tai čia būtų tarsi iš pačių elementų ta mirtį gali sukelti, pakviesti tą mirties valdovą, tarsi taip metaforiškai patys elementai, bet gali ir tos ne elementai, o tos dvasių rūšis. Tai galbūt galima mąstyti, gal dvasių rūšis galėtų būti už psichinės ligas atsakingos. Čia reikėtų mąstyti, už kokiais kenkimo modusais jos egzistuoja. Toliau daug čia tų tokių palyginimų yra neblogų ir tai matom, kaip ir tas
Taip, kad kaip žibintas, reiškia, mes esam apsuptas smarkių vėjų ir kad labai nesunku mirti, bet kad jis gali būti užgesintas, kaip vandens burbulas, vėlgi laikinumo dalykas ir panašiai. Um, jo, net nežinau, ką čia dar net pakomentuoti, tarsi bandoma išryškinti, kad tos sąlygos, kurios ir pozityvios galėtų būti atrodyti, jos irgi yra labai, nu, tas pozityvumas labai trapus yra, kad net ir maistas, kuris suteikia tarsi mums jėgas, bet kartu ir tas, žinoma, kiekis, po to bendrai kalbame, tos pozityvos sąlygos į negatyves labai nesunkiai gali virsti, bet taip pat ir, nu, ir kai aš apie maistą galvoju, apie virškinimą ir panašiai, čia minima, kad senesniais laikais dar ta kokybė buvo maisto, neužmirškim, visai kitokias supratimas ir struktūra maisto buvo, jinai žymiai mažiau pritaikyta valgymui. Aš turiu minti apie maistą, jis nebuvo toks minkštas, jis buvo kietesnis, reikėdavo kramtyti, daug užspringt būdavo galima ir tas toks gerai paruoštas, lengvai virškinamas maistas irgi yra tam tikra prabanga, kurios šiais laikais mes labai daug turim, iš tikrųjų. Mm, jo, galbūt jūs turit kokių būtent kažkokių dalykų, kurie specifiškai jums kliūna tekste arba kažką pastebėjot. Aš galvoju tiesiog, kad aš gal ne iki galo suprantu šitą gyvenamą laikotarpio, kai 5 nuosmugiai labai Ai, sustiprėjo. aha, labai gerai, labai ačiū, Jolanta. Tai 5 nuosmukiai tai yra vėlgi, budistai mėgsta, indai mėgsta tada klasifikacijas tas pateikti, kai jau ką tik praeitoj skaidrė kalbėjom, kad, nu, vat, tas buvo nurodyta, kad viskas prastėja vis ir vat, mūsų tam Džambų dviepo žemynė irgi anksčiau buvo labai ilgai gyveno, po to net iki 10 metų gali tas laikas eiti, perspektyva tokia yra. Tai vat, visą einant prie to, vis smunkant, einant prie tų laikų pasaulio galo, tie 5 nuosmukiai atsiranda. Tai 5 nuosmukiai tai yra tiesiog analizė, kas slypi už to nuosmukio. Tai pirmas dalykas yra tai, kad tiesiog amžius natūraliai jis yra mažesnis, kas jau buvo konstatuota. Toliau atsiranda nuosmukis pasaulėžiūroje, pažiūrose. Tai, kad žmonės labiau, vėlgi, kaip pabrėžiama, tarkim, susitelkia labiau į kažkokius tai, vėlgi, laikinus dalykus, kažkokius materialius dalykus labiau mažiau vertina dvasinius, kažkokius tai dvasinius ilgamžiškesnius dalykus. Po to yra tai, kad čia antrasis iš tų nuosmukių. Trečiasis nuosmukis susijęs su tai, kad kartu atsiranda labai daug problemų vidinių, tų vadinamų trikdžių proto. Pa žmonės jie labai stiprus yra. Tai trikdžių nuosmukis, kad pyktis, prisirišimai didėja, bet tai susiję ir žinoma su požiūriu tuo nuosmukiu. Po to atsiranda toks dar nuosmukis ketvirtas, kaip, gerai prisimenu, nuosmukis susijęs su apskritai nestabilumu viso ko. Nu, tai, kad iš to kyla ir karai visokie nelaimės, ir dar vienas yra nuosmukis kažkoks. Bet tai, ką noriu pasakyti, kad čia tiesiog bandymas išskleisti, kas lypi už to apskritai nuosmukio, tiesiog tokiam būtent smulkesniais terminais. Tai vat 4 įvardinau, dar vieną pamiršau. Tai vat, bet manau, nesunkiai internete būtų galima rasti tuos 5 nuosmukius. Čia yra tokia budistinė, vienas iš būdų, kaip apibūdinti tai, kas vyksta tiesiog pasaulyje. Taip. Mm. Ai, tai gal ir jūs turėt kažkokio, gal kažkas. Mhm.
Turbūt sutikčiau, vat, ir jūs paminėjote, man toks įspūdis susidarė, kad pagal savo laikmetį tai gana tiksliai vardina ir apie mediciną, ir apie ligas, ta prasme, kaip jie įsivaizdavo, apie keturi elementai, tai čia ir kaip čia fiziologija, Taip. ir savybės, ten kaip jie sąveikauja, jeigu santykis negeras, kas gali nutikti. Man tai toks vat įspūdis susidarė, kad pagal laikmetį gana viską labai tvarkingai, gana, taip iš įvairių pusių trumpai aptarė. Ir tuo metu taip ir turėjo, kaip sakant, turbūt kalbėti ir apibūdinti, tai man taip pasirodė, kad viskas labai tvarkoj su šituo Conkapos apibūdinimu. Man irgi taip atrodytų, kad gan, bet daug kas universalu ir šiais laikais tiktų. Šiais va, tik tai, kas vyksta, tą konstatuot galime, kad labiau mes iš tos džembų dvypos labiau tą Utarakuro žemyną šiaurinį labiau vykstam, kad ta gyvenimo kokybė gerėja, tos technologijos ir tos materialinės sąlygos, tos pozityvios, čia labiau taip negatyviai nusakyta, jos sustiprėja šiek tiek ir tai paradoksiškai kažkaip transformuoja tas dvasinę paiešką. Jis kažkokia kitokia yra, nes jau jeigu Conkapos Lamrimą šiandieną taikėt, savo kažkokios labiau klestinčiose sąlygose vakaruose, reikia šiek tiek jau adaptuoti, pabrėžiant, kad kažkaip kad nėra visiškai taip, kaip Conkapa čia rašo, bet intuicija tai labai tiksliai užčiuopiama, bet truputį tos sąlygos geresnės ir apie tai potencialiai ir reikalauja didesnio iššūkio tuomet ir žmonėms eiti tuo dvasiniu keliu, nes jau šitas apmąstymas jau tų mirties sąlygų daugio, jis truputį susilpnėja šiais laikais dėl tų technologinių. Pavyzdžiui, prieš tai buvęs tas apmąstymas, tai ta priežastis, kad bet kada gali mirti, iki šiol aktualus, šitas vos susilpnėja, bet vis tiek, aišku, suprantamas puikiai, nes nepanaikina tos technologijos iki galo, vis tiek tų sąlygų ir žinom, kad net ir iš geriausio maisto užspringt galim taip pat ir ta tikimybė niekur neišnyksta, net ir pažangoja, bet jie didesnį iliuziją sudaro gyvenimo, sustiprina tas gyvenimą palaikančias sąlygas. Taip, tai tikriausiai aptarėm ir judėkime. Aha, Jolanta. Ne, man šiaip toksai tiesiog įdomus, nežinau, ar yra kažkoks dabartinis šių laikų, nežinau, budistinis kažkokia nuostata, kad, pavyzdžiui, kaip čia parašyta, dabar gyvenam laikotarpiu, kai tie 5 nuosmukiai labai sustiprėja, ar yra dabar kažkoks, kad, nežinau, kad anksčiau žmonės buvo moralesni, ar kažkas tokio. Ai, kad anksčiau buvo moralesni, ar ne? Tai jo, tai iš principo tai taip, tas visas yra, kad kad tas čia, bet aš nesakyčiau, kad čia specifiškai budizmo yra unikalus šitas požiūris, kad anksčiau buvo žmonės geresni ir dažniausiai tai kaip tik per tą amžiaus tarpsnį atsiliepia, su tuo labai koreliuoja glaudžiai ir čia net ką aš žinau, net Senajam testamente pradžios knygoj, ten kai vardinamas ten amžius, ten tų reiškia, protėvių ten nuo Domo einančių, tai irgi jie labai ilgai gyveno, po to kuo toliau, tuo mažėja ta trukmė. Einant ir ten dar Nojus, ten koks nors, ir dar prieš Nojų ten 120 metų gyveno, kai Nojus yra Senajam pradžios knygo, po to jau tie skaičiai keičiasi, tai čia kažkokia tokia bendras toks kažkoks nujautimas, tas perteikiamas, kad tai buvo anksčiau, bet ar
Bet vat labai kažkokių konkrečių pavyzdžių nesugalvoju, tai gal pateikti. Tiesiog dažniausiai per tuos skaičius pateikiama, kad vat ilgai gyveno ir tiesiog gal draugiškiau gyveno, kažkokių tai tokių mažiau gal. Mm, jo, bet jo, aš teisingai supratau, kad Jolanta klausė dėl konkrečių pavyzdžių, ar ne? Ar to tokio Ne, ankšta. to tokio bendro, nes nu, vat, tie 5 nuosmukiai, tai jie įvairūs ir tiesiog tas bendras toks kažkoks, kad maždaug ar anksčiau, ar dabar žmonės buvo, mm, nežinau, gal labiau praktikavo tą mokymą ar kažkas tokio. Ai, nu jo, iš principo jie atrodo universaliai pritaikomi, kad ir anksčiau turėtų būti, bet tarsi dabar, nu dabar ta situacija, nu, blogesnė. Kažkaip tai, nu, tuo momentu, kai vat Sonka parašė, kad tuo metu vat, tai galioja. Bet aš drįšiu teikti, kad čia tokiam reikia apskritai šitą matyti tokioj plačioj perspektyvoj, gal reikia, kad net ir iki Conkapos dar prieš 1000 metų ir daugiau, kai gyveno Siddhartha Gautama, jau ir tada ta situacija tokia buvo. Ir dar pablogėti situacija turi tik tai iš principo prieš Budos Maitrėjos ateimą, nes Maitrėja turi ateiti tam, kad vėlgi padėti tą iškuopti situaciją susidariusią blogą. Nes bet ta pati idėja, sakau, atsispindi ir kitose mokymuose, nes štai pavyzdžiui, nu, va, ten yra Indijos vaišnavų mokyme, tai irgi yra tų vadinamų 10 avatarų. O avatarai tai yra ne kas kitas kaip nusileidimai, tokie dieviškų pavydalų atsiradimas į žemę. Tai jie ateina tam, kad spręstų problemas. Ir kai yra labai prisidirbusios gyvos būtybės, tai ateina ir išgelbėja kažkoks tai avataras, kažkokią problemą išsprendžia. Tai vat Krišna atėjo, pasirodė tam, kad jau irgi spręst problemas, kaip žmonės prisidirbo, o dabar laukia paskutinysis avataras, būtent Kalkis, kuris tarsi irgi turėtų, nu, užsiminėti, jo, tarsi spręst kažkokią tai, va, kai jau visiškai tos situacijos siubinga. Bet lygiai taip pat ir Naujam testamente, va, tai tie irgi atsispindi, kad būtent apreiškimų Jonui, ta reveliacijos to literatūrai, kad yra tie apokalipsės raiteliai ten atjoja irgi ir ten kartu jo tas Kristaus pasirodymas ir prieš tai, kas vyksta, visa tokia, tas visas nusakymas toks, kad ten tie visi nelaimėliai, nuodėmingi žmonės yra visi tarsi, jie taip, žinau, neišnaikinami, tiesiog pašalinami ir tuomet jau ta Kristus tą tokią uždeda tą tokį antspaudą, kad vat, jau viskas laikų pabaiga ir jau viskas, jau mes perinam į naują etapą kokybišką. Tai čia vat, kažkoks toks įsitikinimas vat, egzistuoja ir budizme, kad vat, yra tas laikotarpis ir jis vat, Siddhartha Gautama iki to ateities to Budos išgelbėto Maitrėjos tos. Ir čia aš dabar pradėjau čia vėl šnekėti ilgai, nežinau kas už to, bet vat, yra šiaip įdomu, kad ir šiais laikais buvo ir 19 amžiuje, ir net ar šiame amžiuje, aš vat suabejojau, yra vat, tokių žmonių, kurie skelbėsi, kad jie yra Buda Maitrėja. Ir kai jie skelbėsi, tai jie tada sako, kad jie išgelbės nuo pasaulio problemų visų, nes jie naują erą tarsi įsteigs. Kažkokią tai. Tai va, čia tarp budizmo va, yra tas ta va idėja, kad va, ir čia va, tiesiog geras, kaip toks būtų planas New Age'iniam kažkam budistiniam judėjimui, kad jeigu nori įsikurti kur nors Vilniuje, tai reikia pasiskelbti Buda Maitrėja ir kad čia kažkaip šiek tiek ironiškai sakau ir tuomet paskelbt, kad vat, kad kažkokia tai vat, reformas įvykdys tokiam kosminiam lygmenį, kad čia bus kalbama apie tų nuosmukių pašalinimą. Ir va čia vat,
tokią reikia turėti plačią, kad tai yra tie nuosmukiai tokia labai plačiu amplitudėj, toks kosmologinė tokia idėja. Ir kad yra nusakoma. Jo, nežinau, ar kažkiek aišku, ką aš čia sakiau, bet gal kažkokių minčių suteiks. O budizmas turi kažkokius pamokymus, kaip atskirti tikrą Budą Maitrėją nuo netikro? Jo, puikus. Aš manyčiau, kad taip, tai Buda paprastai turi, visos Budos turi požymius tam tikrus, turi fizinius požymius ir nefizinius požymius. Tai pagal juos būtų galima atskirti, tik tai tiek, kad tas atskirimas pats, kad kas tą atskirimą įvykdys, nes kažkas gali ir Trumpas pasiskelbė, kad ten jis dvasinis lyderis ir panašiai, kad visokiais kanalais skelbėsi, bet akivaizdu, kad jis net, ką žinau, man akivaizdu, kad jis neturi tų požymių pakankamų kažkokiam tokiam antžmogiškam dvasiniam lyderiui, bet jo pasiekėjams kažkuriems užtenka. Ten nežinau, kad jiem vis tiek jis atrodo kaip kažkoks mesijas, kažkam atrodos. Tai nežinau, čia labai toks atrodymo dalykas tada tampa. Jo, man atrodo. O kai mes kalbėjom apie mokytoją, tai buvo, kad dvasinis mokytojas gali turėti ir kažkokių neigiamų savybių, ar ne? Tai ar Buda ar Buda gali būti toks, kaip nežinau, kaip žmogus turėti kažkokių neigiamų savybių, ar Buda, nežinau, toks labai jau tobulas žmogus turbūt? Iš principo, tai Buda bent jau tuo met, galima sakyti, ir iki nubudimo jis gan tobulas yra, nes pats apibrėžimas Budos už to, kad tai žmogus, kuris iš principo žmogus dažniausiai gyvoji būtybė, kuri turi labai gerą karmą sukaupusi ir kad jau tas rodo, kad jis tų kažkokių blogų etiškai dalykų, jis neturės tų blogų savybių. Tai tiesiog tai yra ukarnavimas viso to daugybės gyvenimo kulminacija. Tai kai įvyksta tas momentas, kuomet jau galima paskelbti, kad čia yra Buda, tad kažkokių netobulybių jis nelabai daro. Čia daugiau tas toks, toks išskirtinis labai nusakymas. Budos kaip asmens, tai jis yra gan tobulas, aš drįsčiau sakyti, nėra kažkokių trūkumų, kur prikišti galima. Čia įdomu. Ir jeigu to trūkumai gali būti nurodomi kažkieno, dažniausiai tai bus sakoma, kad tai yra Budos įžeidimas, jau bus tie trūkumai atrandami. Tai čia įdomiai. Jo, bet kartais tiesiog gal, kaip prie asmens nelabai galima prisikabinti, aš taip sakyčiau. Bent jau nesugalvojot. Vėlgi labai, Jolanta, kaip jau šiandien sakiau, man atrodo, labai geras klausimas. Labai geri klausimai man labai. Kaip Aidai dėl Budos būtent netobulumų kažkokių, tai kaip jums atrodytų? Nes aš kažkaip nieko nesugalvoju, kad galėčiau tvirtinti, kad Buda nusakomas kažkur neigiamai kaip kažkokios, kaip klystanti būtybė, nes jeigu klystanti, tai jinai turėtų jau turėti blogos karmos savyje, kas yra nepriešinga apibrėžimui. Taip, aš irgi panašiai mąstau ir bandau ką nors prisiminti, bet tik kažkokie fiziniai trūkumai, iš Teravados, iš Sutų, tarkime, iš Teravados tradicijos, visų pirma, iš Teravados tradicijos galbūt peršasi man tokia išvada, kad nelabai galėtų, nes vis tiek jau ten tobulumas, lyg tai epitetai kažkur vardinami, kaip jau yra arahantas negali kurti blogos karmos, o Buda juo labiau.
vis tik tai ir kai pasirodo Buda visa tarsi pasaulyje, nu jisai yra tobuliausias, ar ne, lyg tai Taip. taip suponuojama, jau neklysti nebegalėtų netgi, jau apie kažkokius, nu, to negerus dalykus juo labiau. Vienas tik dalykas, kad fiziškai, va pamenu, Taip, fiziškas, taip. taip, kad jiem ten ir nugarą skaudėjo, Budai ir į senatvės pasireiškia, kūnas vis tiek sensta, taip sakant, niekas tas nedingsta, kūnas yra paskutinis, jisai toks pat žmogiškas kaip visų, tai vat tas kūnas netobulas be abejo, bet mokymo atžvilgiu aš manyčiau, kadangi jisai aukščiausiai mokymą skleidžia netgi devoms ir visoms būtybėms, ne tik žmonėms, devoms, kurie ten, nu vis tiek jau yra ten tobulesni už žmonės ar ne, tai aš manau, kad vis tik negalėtų jis kažkokiu tokiu neįgiamų savybių turėti. Ačiū, Aidai, aš tave pagalvojau, kad sakėt, kad čia yra Mahajanos versus Teravados toks skirtumas. Pagalvojau, nes Teravadui taip kūnas gali būti ir, nu, nes ir kūnas gali savaime senti ir tai Buda numiršta, bet Mahajanui net ir kūnas iš esmės visiškai tobulas, kad jie jau pasiekė tą lygmenį, tai iš principo Buda tik tai atrodo, kad mirs, bet iš principo tai yra apsimetimas, nes iš tikrųjų Buda ir tobulą kūną turi, nes netgi tas jo, nu, Buda tarsi, nu jo, kaip yra tas, yra tarsi tokio kaip vaizdavimas, kad jis parodo tarsi, kad kitus paskatintų, kad jis čia silpnas prieš mirtį, bet iš principo jis po to yra tų sūtrų, kuris tiesiog pasako, kad ne, aš vis tikrųjų nemirsiu, nes aš esu, nu aš čia savo žodžiais perfrazuoju, nes jo mirtis negali iš principo net ir kūno paliesti. Tai čia vat išsiskiria. Ir tuomet vat tie, kas Mahajanos būtų labiau Budos šalininkai, tai jie, jeigu norėtų Maitrėją lokalizuoti, tai būtų dar sunkiau šiais laikais, o Teravados pusės lengviau, bet iš Teravados pusės tai, žodžiu, iš Mahajanos pusės daug Budų yra, o iš Teravados nėra daug Budų, tik Maitrėja vienintelis gali būti. Tai, Tai, tai čia vat sudėtingiau. Nu, kad, taip, vat man kažkaip dėl to Teravados ir šiaip jis man tas požiūris paprastesnis ir ten nėra tų visų tų stebuklinių dalykų. Ir tų kabutėse apsimetinėjimo, kad nors tas kūnas, net ir 3 kūnai yra pas Budą Mahajanoje ir jie tenai skirstosi ir ten, nu, man tai šiaip sudėtinga tokios sistemos būna, dėl to man patinka tas paprastumas, dėl to kažkaip labiau Teravada linksta ir vat ir šiaip tada traktuojant vat tuos visus dalykus, nu vat veda į painiavą biškį, gal biškį bandyti nurašyti, nes tai vat, nu, tūkstantmečio senumo laikai, gal ten be abejo žmonės, ten visai pasaulis kitaip jiems atrodė, tai bet tada vat tuos visus dalykus, vat jo, tuo sudėtingiau prasideda, tuo vat tų tokių akligatvių atsiranda, kur nebegali kažkaip prasimušti į tuos kūnus, ką mes galim pasakyti apie tuos kūnus, taip sakant, ar jie buvo tokie, ar jie yra. Ir va tada problematiška darosi, o tai va, kai jeigu pasiremi tiesiog palį kanonų, kur ten aprašomas Budos gyvenimas, kažkaip mažiau tų klausimų, viskas aiškiau tada kažkaip pasidaro. Tai vat jo, va toks tas skirtumas, man tai tiesiog dėl paprastumo kažkaip, tai vat Teravados vis tik tai. Taip, Teravados atrodo toks aiškesnis, labiau, nu, kažkaip pat, jo, sutikčiau, kad to paprastumo daugiau, nu, ir tų tekstų atrodo tas korpusas toks labiau suvaldytas ir turiu mintį labiau apibrėžtas, o Mahajanui jis toks nevaldomas tas yra tekstų korpusas, tos sutros visos. Iki šiol dar gali būti tie apreiškimai visokie, nu, nes Buda yra tarsi kaip tai, kas visą laiką esti. Vėlgi čia viskas šiaip turi racionalų pagrindą. Ir Mahajanoje, kad kadangi Budos neišėjusios, tai jos gali kurti. Jos gali naujos sutros būti, nauji atrandami tekstai, gali būti įkvėpti kitus žmonės. Teravadoje viskas, Buda išėjo, daugiau jokių tekstų negali būti. Viskas užsidaro. O tuo tarpu tas bodhisattvos idėja, jinai palieka galimybę vis naujiems pasirodyti dalykams. O
O kartu ta idėja, kad Budos kūnas irgi tobulas, Mahajanui irgi kyla iš tokios, nu, tos pačios idėjos, kad jeigu mokymas yra, jeigu Buda moraliai tobulas, tai turėtų, turėtų tarsi tai persimesti ir į fizinius dalykus, kad ir tada fiziškai yra tas tobulumas irgi jis išlieka, nes kodėl tuomet fizinis yra kažkoks tai iš šono paliekamas dalykas, nes gal tuomet nu, čia ta tiesiog, man to tokia idėja paprasta būtų, kad dėl ko jie palieka tą išskirtinumą būdos fizinių savybių. Jo, labai, labai įdomų aspektą, Jolanta, palėtėt. Man labai, labai patiko, daug galima čia įdomių. Tiesiog, jeigu kyla jums klausimai, tai kuo daugiau užduokit, nes man labai, labai įdomių kampų, na, pamatot. Mm. Taip, ar viskas daugiau maždaug iš šito paragrafo? Tai jeigu nėra, tai taip, žiūrėsiu, taip, galime eiti prie kitos skaidrės ir čia šita skaidrė ir bus tuomet tas antras skyrelis pabaigtas apie tai, kad mes nežinom, kada mirsime. Taip, tai apmąstyti, kad dėl itin trapaus kūno nėra aišku, kada mirsime, reiškia štai ką. Kūnas yra labai trapus, tarsi vandens burbulas, todėl gyvybei sunaikinti nereikia didelės žalos. Jie gali nutrūkti net dėl menko pažeidimo, pavyzdžiui, įsitūrus dyglį. Tad bet kuri mirties sąlyga gali labai lengvai mus palaužti. Kaip sakome laiške draugui, jeigu žemė, merų kalnas ir vandenynai sudeginti 7 liepsnojančių saulių, nepaliks nė pelenų, ką jau kalbėti apie itin trapų žmogų. Taip apmąsčius reikia suprasti, nėra aišku, kada mirties valdovas sunaikins kūną ir gyvybę. Todėl nemanydami, kad dar turime laiko, turime nuo šios pat akimirkos tvirtai apsispręsti praktikuoti dharmą ir duoti savo daug nuoširdžių pažadų. Kaip sakome laiške Kaniškai, mirties valdovas niekam nebūdamas draugas nusileidžia staiga. Todėl nelauk sakydamas padarysiu tai rytoj, bet skubiai imti šventosios dharmos. Žmogui netara sakyti tai padarysiu rytoj, o šiandien ką kita. Juk nebijotinai ateis tas rytojus, kai tavęs jau nebebus. Taip pat jogų valdovas Šri Džagat Mitrananda yra pasakęs: Žemės valdove, kol šis pasiskolintas kūnas dar sveikas, be ligos ir nyksmo, kol jis gyvena patogiai, būtent tada paimk iš jo esmę, pasinaudok juo ir veik taip, kad nebereikėtų bijoti ligos, mirties ir nyksmo. Kai užklups liga, senatvė, nyksmas ir panašūs dalykai, net jei tada prisiminsi praktiką, ką galėsime padaryti. Iš 3 šaknų svarbiausia yra būtent ši - apmąstyti, kad nėra aišku, kada mirsime, nes ji pakeičia proto kryptį. Todėl prie jos reikia ypač stengtis. Taip, tai šituo paragrafu ir užbaigiama tas antroji šaknis šitos skaidrė esančių tekstų. Ir konkrečiai tas trečioji priežastis, kuri čia yra nusakoma, labai nedaug čia įskirta, tiesiog apie trapumą, mūsų to kūno trapumą. Ir pirmoji apskritai, kad tas laikas, kaip minėta, jis labai trumpas yra ir neprognozuotumas apskritai. Antroji priežastis, kad daug nepalankių sąlygų, trečioji yra, kad kūnas trapus. Tai šiaip kaip ir susiję šitas dalykas ypatingai su trečiasis. Ir čia net tie patys ir pavyzdžiui, gal tas dyglys yra skirtingas, kad net visiškai mažas dalykas gali sukelti mirtį dėl trapumo mūsų. Ir po to tie tokie pavyzdžiai kaip kontrastai, kad net, reiškia, žemė visa, o čia žemė dar koks žodis vartojamas, jo, žemė neapibrėžta tokia prasme kaip pagrindas. Merų kalnas ir vandenynai, tokie labai galingi tvirti dalykai, jie gali būti sudeginti liepsnojančių saulių. Dabar pagalvojau, tos liepsnojančios saulės, būtent kodėl čia tos
septynios, va šito nežinau visai. Čia kažkoks mitologinis galėtų būti dalykas, neteina į galvą. Dabar kaip šitą paaiškinti, čia būtų gerai visai pamastyti. Nu, septyni visai mėgstamas skaičius, bet nesu visiškai taip tikra dėl septynių saulių. Bet čia tiesiog palyginimas. Bet vis tiek net ir to palyginimo reikšmę būtų gerai suprasti. Ir galiausiai tiesiog vedama prie to apsisprendimo priėmimo, kad visas šitas trys priežastis šitos šakninio skyrelio turėtų vesti to, kad reikia daryti, užsimti praktiką dabar, nes po to bus per vėlų tiesiog. Ir pacituojamas toks jogas vienas, kuris Tibete visai garsus yra, tiesiog 12 antros pusės 13 amžiaus pradžios iš Indijos atkeliavęs mokytojas toks, šiaip gan vėlyvai, nes jau tai buvo paskutinis etapas Indijos budizmo ir jis ten Tibete kažkiek laiko gyveno ir jo turėjo savo mokinių tibetiečių ir visai tai pagarsėjo ir va Tsongkhapa jį ir pacituoja. Kaip vieną iš šaltinių autoritetingų tokių vėlgi praktikų. Taip, ir aš sakyti, tai toks apibendrinantis paragrafas. Tas kūno trapumo priežastis, tai jinai čia visai nedidelė, tik tai pusė šitos skaidrės yra, po to aš drįšiau sakyti, tai tiesiog yra apibendrinimas viso skyrelio. Taip, tai net nežinau, ar kažkokių čia kyla minčių, jeigu nekyla, gal tuomet galim. Aha, prašau, Man Jolanta. gal buvo visai įdomu ta dalis, kad nuo šios akimirkos turime tvirtai apsispręsti, praktikuoti dharmą ir duoti savo daug nuoširdžių pažadų. Man tas, kas galėtų būti tie tokie pažadai, nes mes esam girdėję apie tos kažkokius vienuolystės įžadus, bet čia turbūt ne tai. Jo, taip, tai čia yra labai gerai klausėt. Truputį apie tai kalbėjau, užsiminiau panašią temą praeitos sesijos prieš savaitę, kai tiesiog apie tos pažadus šiek tiek kalbėjom, tai kuo yra tiesiog svarbus tie nuoširdūs pažadai. Bet pats žodis dar reikia pasižiūrėti dabar. Tvirtai apspręsti patūduoti savo. Gal svarbus yra dalykas tas, kad pats pasiryžimas tiesiog iš budistinės pusės jis kartu sukuria visuomet palankę, jis kartu įpareigoja ir sudaro palankesnį. Prastai tariant, jeigu tu pasižadi daryti kažką pozityvaus, priemi sprendimą, tu sukuri gerą karmą jau vien tik pačių pasižadėjimų. Tai kuo daugiau tokių pasižadėjimų sukuri, tuo yra kaip ir geriau, bet kartu pats pasižadėjimas yra ir didžiulis tiksinti bomba iš karminės pusės, nes jeigu daug prisižadi ir nieko nedarai, jie gali tie pasižadėjimai atsisukti prieš tave. Nes tuomet kiekvienas tas netesėtas pažadas, jis labai stipriai generuoja neigiamą, tai yra kaip etiškai netinkamas veiksmas, kaip tas pats būtų kaip tai ir pažado sulaužimas, kaip tarkim, tai čia nekalbama apie įžadus, čia ne įžadai, bet čia reiškia toks kitokio lygio tiesiog toks atliekamas mentalinis aktas, kuris turi etinės pasekmes. Tai jo, aš bent taip tikriausiai aiškinčiau šitą vietą.
Jo, šiek tiek, šiek tiek dar žiūriu tibetietišką tekstą, gal dar kažkas. Dabar kažkaip, kai žiūriu, man netaip aišku pasidarė. Mm. Gal dar kažkokiu turit per tą laiką, ar kaip aidai šitie nuoširdžius tuos pažadus, kaip suprastumėt? Nu kažko čia nuoširdus pažadas, ar neverčiasi? Nu, va, aš dabar truputį suabejau, ar čia aš to nuoširdumo Nu, kažkaip. jeigu taip, tai atrodo čia nieko tokio ypatingo, turbūt čia pats savo gal pasižadi kažkaip tai pasiryžti. Ne taip, čia kaip pasiryžimas yra, nu, Jo, aš dar bandžiau sakyti, bet dabar tai nei važiuoju. įžadai, nei mokytojui, nei dar kažkam, tai gal čia tiesiog toks pasiryžimas, nu, apie... Jo, kad tiesiog, kad pasiryžimai, kurie yra. Jo, kad čia žodis tiesiog, kad tu priemi pasiryžti ir tas pasiryžimas yra va, toks ypatingas, išskirtinis tas dam žodis. Gal, Kad čia gal yra tvirtai pasiryžti, ar kaip ir čia? tai, bet dam, nu, pavyzdžiui, čia Mhm. dam yra ta tokia šventoji dharma, nu, va, tas A, dam, iš nu, dama jo, iš dam, dharma. dam Mhm. nėra dharma, dam reiškia Mhm. kažkas tai va tokio išskirtinio, kaip, pavyzdžiui, čiodam, tibetietiškai reiškia, va, verčiam šventoji dharma, aukščiausioji dharma, o Mhm. tak čia reiškia čia kirsti, o tak, va, tas tak, tarsi kaip Mhm. perkirsti, bet čia perkirsti reiškia nuspręsti. Tai Jo, ir priemam sprendimą, kuris yra labai išskirtinis toks, va, labai išsiskiria. iš Nu, esmės, va, tai nu, tas iš esmės, va, yra kaip nuoširdus kažkoks tai. dar kartą priminkite, apsprendžiam, ką čia mes. Ai, tiesiog Jolanta paklausė dėl tų nuoširdžių pažadų arba Taip, dėl taip, tų. taip. Tai Jo, vat aš kaip. Mhm. supratau, bet ta prasme, pagal tekstą, kas čia apsisprendžiama dar kartą, gal galėtumėt Ai, pasakyti. jo, tai taip, kad mm, Apsisprendžiama, iš principo sprendžiama, kad reikia apsispręsti praktikuoti dharmą, kad tu priemi taip. A, būtent to viso apmašius visas šitas priežastis, priemi, apsisprendi praktikai ir duodi, praktikai. ir apsisprendi ir kartu tuo pat metu pasižadi tam, kad ta Mhm. praktika bus daroma. O gal čia, ar negalėtų būti čia tarsi, na, svarbus kaip gyvenime toksai, vat, asmens gyvenime pasiryžimas tarsi, vat, na, kaip čia nauja kryptis, posūkis, kažkas tai tokio, vat, kai priimi tvirtą sprendimą, kad vat, jau tikrai praktikuosi, kad laikysies, gal čia tas svarbumas negali būti pabrėžiamas. Jo, tai aš vat kažkaip ir galvoju, čia, kad su tuo susijęs, nes, nu, pažadas, tai kaip sakai, nu, vat, nežinau, gal tada nieko čia daugiau ir nėra, bet Jolanta, kaip sakiau, kad esmė, kad budizme turi tas karminės pasiekmes. Ir kai priemi pažadą kartu, tai yra geras dalykas, bet jis yra įpareigojantis kartu. Ir tai jeigu jau priemi, tai tu jau kaip ir padarai žingsnį į, tiesiog, galima sakyti, kaip, ką žinau, kaip dokumentą pasirašai kažkokį. Tai ir, nu, Mhm, mhm. tai šiais laikais būtų dokumentą pasirašai, tai tuomet jau atsiranda pasiekmes A, teisinė. taip, taip, O va čia čia, vat, iš budizmo pusės atsiranda pasiekmes, kai tu pasižadi. taip. Karminės pasiekmes. Nu, gal tada tas, va taip galima ir laikyti, iš tikrųjų gal karminės pasiekmės, kadangi atsiranda su tuo pasiryžimu. Tai, jo, čia mums gal taip jo, šiandieną žiūrint, biški sunkiau į šitą, vat,
karmos koncepcijos pusės žiūrėti tą dalyką, bet čia tikrai, ypač ir vienuoliams, tai manau, kad tai turėjo būti labai, turbūt juokaudamas nepasiryši, taip sakant, Taip. žinodamas, kad bus karminės pasiekmės, ypač žmonės vienuoliai atidėję visą gyvenimą, atsidėję šitam dalykui, tai turbūt taip jau tikrai turi apsispręsti rimtai. Ir tada ir to laikytis, vadinasi, tas apsisprendimas tikrai yra labai, labai svarbus. Taip, taip. Jo, jo, šiaip tai, jo galvoju, ar čia, aš manau, kad čia gal tame slypi dalykas ir tas karminis, galvočiau, galima būtų bendrai padaugiau pasvarstyti tiesiog tą karmos, tiesiog karmos svarbą visame šitame kontekste. Tai karma visur dalyvauja, labai labai grindžiantis budizmo dalykas. Ir apskritai tai yra grindžiantis mūsų etinį tokį dvasinį lygmenį. Tik tai apskritai gal įvairiose kultūrose jis yra grindžiantis, nes, pavyzdžiui, tai, kas yra etiška, kažkokie tai veiksmai, ką mes laikome etiška, neetiška, na, visuomet tas toks etiškumo supratimas, kad kažkas etiška, neetiška, tai yra gan, galima kodifikuoti, įrašyti kažkokias tai knygas, bandyti suvaldyti tą, bet tai nėra visiškai taip. Tai yra kaip kažkoks atskiras domenas kažkoks. Jo, Jolanta, matau, kad sveikinot iki tuomet. Tai tiesiog apmastant, jo, čia reikėtų daugiau pagalvoti, tiesiog gal kažkas iš to. Bendrai iš karmos koncepcijos, nuo pasiekmių ir bendrai skaitysime apie karmą daugiau, tai tuomet gal nereikės spekuliuoti, daugiau bus tos informacijos, Tsongkhapa pateiks. Taip, tai tuomet, kągi, čia ir baigiame šiandien ir tuomet tęsime, toliau pabaigsime kitą savaitę skaityti šitą skyrių ir pereisime toliau, judėsime prie kitų praktikų. Tad ačiū labai Aidai ir Ačiū. iki kitos savaitės tęsim toliau. Iki, gero vakaro. Iki.